Tai dviesi, ne? Kalbėsim? Aš iš toli, tu iš arti. Libanetiškas kebabas. Labas vakaras. Labas vakaras. Ką retėliau šiek tiek kalbėt? Kaip sakote? Alio. Alio. Atsiprašau. Norėtumėm maisto mes. Galima kebabų? Čia Šiauliuose jo? Jo, bet Šiauliuose netoli čia, kiek suprantu. Bet matot, yra tokia šiek tiek bėda, kurią papasakosiu šiek tiek vėliau. Gal tiesiog dabar nusutarėm, kokius tas kebabus reikėtų. Bet tik tai, jeigu garsiu šnekėsi. Na, aš nelabai galiu garsiai kalbėti. Suprantat? Aišku. Negaliu, nes čia kiek norėsi? prižiūrėtojai. Taip, dabar mes kiek hebra nori čia? 4? 4 norėtumėm, 4. O kokių turit kebabų? Čia didelį, maži. Didelis. Visi čia vyrai jau normaliai čia sėdintis. Dideli? Didelis. Ir kokie padažai? Palaukit, eina. Pasilenk. Gerai, praėjo. Padažai kokių turit? Pikantiškas, česnakinis aštrus. Česnakinių hebra nori, česnakinių. Česnakinis? O paklausk, ar gali pamaišyti? O pamaišyt galėtų? Taip, galima. Kas ten prižiūrėtas? Gerai, praėjo. Pamaišyk. Pamaišyt galėtumėt? Visus maišytus? Ne, tik tai česnakinį raštų. Česnakinį raštų. Kam čia Valodai, ne? Taip. Kuris prie bario. Alio. Klausau. Čia visi maišyti bus? Jo, tebūnie visi maišyti. Dabar ką dar turite iš tokių? Kolas, spraitas. Nu, čia gaivieji gėrimai. Jo, ten alkoholio neturit, ar ne? Neprekiavam. Nu, nelabai ir pranešit pas mus. Klausykit, o cigarečių kokios Astros neturit? O, žinokit, neprekiavam cigaretėm. Neturit, ne? Paklausk, ar gali papildymų nupirkti. Rimtai, paklausk. Gal gali įdėti kebabą papildymų? Paklausk. Gal, klausykit, ponia, kaip papilti? Kaip? Gal galite dėti papildymų į kebabus? Mes papildomai sumokėsim. Kaip sakėt? Matot, ponia, mes iš Trakų gatvės. Žinot, kur čia yra? Taip, žinau. Trakų gatvė. Mes, esame jau... Tyli. Jūs ten... Sėdėm. Taip, supratot, mes sėdėm. Supratau. Tai, ir mes labai norim valgyti, nes čia labai blogas maistas, žinai, maistas blogas. Tai realiai ten praneštų pro apsauginį tą, mes ten sutartumėm su juo. Duotumėm ten 5 litus. 4 kebabas jiemas. Jo. Žiūrėkit, aš duodu vairuotojui ir jūs pašnekėsit su juo. Duokit vairuotojui. Alio. Labas vakaras. Labas. Klausykit, čia iš Trakų gatvės. A garsiau negalit kalbėti, aš nieko negirdžiu. Negalim, nes apsauga mus čia, prižiūrėtojai. Aš bandysiu. Žodžiu, mes esam Trakų gatvėj. Nu? Trakų gatvėj, žinot kur? Žinau. Tai mes čia, uždaryti esam. Valodė, pasilenk. Nu? A kaip, kas mane ten įleis? Tai nereikia įeidinėti tenai. Ten jūs prie sienos prieisit, permesit, o prie sienos jūsų lauks vaikinukas su žalias Mercedesas bus. 330 senas. Jisai jums paduos pinigus. Gal iš kurios pusės iš tos sienos? Iš Trakų gatvės. Trakų gatvės? Su kokiu? Mersas koks stovės? Koks ten Mersas? Ne, kas stovės? Jis... Mersas, žalis. Žalis Mersas, ne? Jo, žalis Mersas. Valodė. Jam paduot reikės, ne? Ne jam. Jisai jums pinigus paduos, jūs kebabus permesit per sieną. Per sieną? O kas permes jūs? Tai jūs permeskit. Ten yra langelis. Mes suprantat, nelabai galim čia garsiai kalbėti, nes prižiūrėtojai labai griežti. Vieną jau uždarė. Tai mes tiesiog dar norim paprašyti, gal papildymų galėtumėt nupirkti. Po 10 litų. Mes norim paskambėti visiems. Važiuok, kaip. Ką padarydavo čia reik? Tiesiog. Mums reikia babų, kad pavalgintumėm. Ir papildymų. O Valodė su Mersu sumokės jums ten. Gerai. Tai už kiek būsim? Tai duokit, daimkite. Taip, klausom. Už
užteks. Čia nebegaliu, blem, prisisiojau kelias. Al girdžiu, a Volodė prie bario ar ne prie bario? Nežinau, ar prie bario, ar ne Bet prie tai bario. mane čia, žinai, lengvai nustebina iš tikrųjų, kad taip Jo, labai taip paprastai ir gražiai kalbėjo. Geras. Tai va, žinokit, Volodės prie bario, kurie yra, tai kad tie kebabai galingi ir atveš jums į bet kurį tašką jūsų gyvenamosios vietos. Permes per sieną ir Volodė sumokės.